Per artimiausius 2 metus Telšių regiono atliekų tvarkymo centras sąvartyne planuoja įrengti mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginius su anaerobiniu pūdymu. Jie bus skirti biologiškai skaidžių arba kitaip tariant žaliųjų atliekų rūšiavimui ir perdirbimui. Taip siekiama sumažinti kartu su buitinėmis atliekomis į sąvartyną patenkančių bioskaidžiųjų atliekų kiekius ir prailginti sąvartyno eksploatavimo laiką nuo 5 iki 10 metų. O jeigu bus pavyzdingai rūšiuojama, jeigu gerai dirbs įrenginiai, kurie pastatyti, taip yra planuojama pagal projektinį pajėgumą, kad tik 30% dabartinio kiekio patenkančių sąvartyną turėtų patekti, kai veiks šitas įrenginys. Mes prižiūrėsim, tai ta įmonė, kuri pastatys tą įrenginį ir turės eksploatuoti 10 metų. Tai bus pirminėme etape atskiriamos antrinės žaliavos esančios jau sumaišytos kartu, paskui iš šitos bioskaidžios masės, kaip minėjau, bus gaminamos dujos ir elektra. Ar projektas bus sėkmingas ir ar įrenginiai dirbs efektingai, labiausiai priklauso nuo regiono gyventojų. Specialistai neatmeta galimybės, jog žmonėms ėmus aktyviau rūšiuoti atliekas, galbūt galėtų mažėti arba bent jau nedidėti ir jų išlaidos už atliekų tvarkymą. Taip, be abejo, kad sumažės mokestis, aš nenorėčiau iškart džiuginti, bet kad jisai nedidės, tai tikrai, nes jeigu mes šito nepadarysim, tai užpildę sąvartyną turėsim įrengti naują. Ir naujo įrengimui jau tada be abejo tas gultų ant gyventojų pečių. O nerengiant naujo sąvartyno jau mažėja išlaidos mūsų. Įgyvendinant projektą Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra, jau dabar seniūnijose kaimo vietovių gyventojams nemokamai dalinami kompostavimo konteineriai. Aš norėčiau taip pat paminėti, kad mūsų regione yra nupirkta virš 10 000 žalių atliekų kompostavimo konteinerių, kurie yra dabar šiuo momentu dalijami regiono gyventojams kaime, kad jie galėtų kompostuoti tas žaliasias atliekas vietoj savo namuose ir jos nepakliūtų į sąvartyną. Mūsų, sakykime, seniūnija yra skirta apie 400 konteinerių išdalinti. Šiai dienai esame gavę apie 130 konteinerių. Tiksliau ir gavę 130 ir turime gyventojų prašymą apie 130. Žmonės įvairiai žiūri šitą dalyką, nes kai kam atrodo, kad šitie konteineriai yra truputį per maži, bet šiaip paėmus gyventojai palankiai žiūri į tuos konteinerius ir noriai ima. Tokius nemokamus konteinerius jau naudojantys regiono gyventojai sako, jog jie patogūs ir ypač praverčia ūkyje. Ten pasidarys gera žemė, galima gėlės sodinti, tręšti. Ten pasidaro gera iš tų visokių žalienų, tai labai gera žemė kompostinė. Aš viską ir gėlėm, ir daržovėm dedu. Visur tinka. Maisto atliekas kokias ten dedam, kavos tirščius pilam, viską. Kas pūva, kas yra, žodžiu, tą viską galima dėti. Man tai naudingas ir gali žmonės nebijoti. Naudotis, reikia naudotis, jeigu duoda, tai reikia ir naudotis. Projektas Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra įgyvendinamas pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto aplinka ir darnus vystymasis priemonė atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Veikla – komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus. 85% projektui įgyvendinti reikiamų lėšų skyrė Europos Sąjunga. Projektą įgyvendina uždaroji akcinė bendrovė Telšių regiono atliekų tvarkymo centras. Įgyvendinant projektą siekiama mažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai, sukurti biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Telšių regione.